Geriausias pirkinys iš Paryžiaus. Taip iš tikrųjų, čia yra mano pirmieji apskritai Chanel bateliai, kokius turiu, nu tai vis tiek, žinot, kai yra pirmi kartai, tai jau pirmi kartai. Girdit, kaip skamba Chanel dėžė, kaip ir bet kuri dėžė. Aišku, aš juokauju, jūs nepagalvokit, kad čia rimtai visas šitas dalykas, nes kiti rimtai labai viską rimtai prie. Rodžiu, čekučiai visa kita, jeigu norėčiau ateityje parduoti gal. O, maišelis dar. Ta istorija yra tokia, kad apie šitas balerinas svajojau jau ilgai, bet aš vis galvoju, ar aš tikrai nešiosiu ilgai tas balerinas, nes sportbačiai yra sportbačiai. Ten kokie aulinukai yra aulinukai. Atsisiųsdavau internetu ar kažką užsisakydavau, tai nebūdavo iki galo, tai kažkaip nusprendžiau, kad noriu pirkti jau pačias Chanel, būtent šitas balerinas. Man gal buvo klaustukas, tai dydis ir galvoju, ar man reikia kempirmo ar kempirmo su puse. Tada žiūrėjau per Vestier, mano kaip ir dydžio nebuvo, buvo kempirmas, bet galvoju, nublemba, ar man kempirmas tikrai nebus per mažas, jeigu jos kaip daugelis sako, yra šiek tiek pamažinta. Buvau Paryžiuje ir sakau, davai, praeina pro Chanelį, gal netyčia bus, nors šiaip labai mažai šansų, kad bus kempirmas su puse, nes tai yra gan populiarus dydis, o šitas modelis apskritai balerinų, labai daug kur yra soldautinis. Ir atneša man kempirmo su puse dydžio, va šitas balerinas. Jas oda, tai jos paskui jau kaip vaikštai šiek tiek prasiplės, nes dabar pradžioj bet kokiu atveju truputį patrins, bet jo, labai happy.